Pasaulis be sienų. Tuo galėjo įsitikinti visi apsilankę tarptautinėje turizmo, laisvalaikio ir sporto parodoje Adventure 2014. Čia visi lankytojai galėjo surasti šimtus spalvingų, ryškių ir nuotaikingų atostogų scenarijų. Poilsinių ar pažintinių kelionių gerbėjai. Nesvarbu, ar juos traukia artimos ar tolimos šalys, visi galėjo rasti savo kelionės kryptį. O kas nežinojo, ar jiems labiau patiktų tingios dienos praleistos prie vandenyno, ar aktyviai slidinėjant, kopiant į kalnus, galėjo tiesiog pasimatuoti kelionę, kur jam labiau tinka 2014-aisiais. 13 metais lietuviai keliavo iš tiesų daug ir keliavo labai įvairiai. Aišku, populiariausia kryptis jau daug metų yra Turkija, tai yra poilsis, kuris užtikrina geriausią kainos ir kokybės santykį ir dar kol kas tai tokio gero konkurento šitai šaliai neatsirado. Nors pernai iš tikrųjų daug žmonių važiavo ir į Bulgariją. Pernai irgi, jeigu kalbėti apie trumpas išvykas, labai populiaru buvo nuvažiuoti į įvairias Europos sostinės, įvairius Europos miestus ir praleisti ten, tarkime, savaitgalį. Dar daug žmonių, kurie nenori jungtis prie grupių, važiuoti labiau mėgsta savarankiškai, tai buvo puikios galimybės dėl to, kad iš Lietuvos padaugėjo tiesioginių skrydžių į įvairias poilsinės šalis, nuvažiuoti ir savarankiškai pailsėti tokiuose šalyse kaip Graikija, Malta, Italija. Lietuviai atostogauti mėgsta Paryžiuje, Romoje, Londone, o kalėdinę šventę švęsti Vokietijoje, kur puošniose miesto gatvėse rengiamos mugės ir karšto vyno kvapas sukuria tikrą šventinę nuotaiką. Kaip teigia kelionių organizatoriai, ryškėja nauja kelionių tendencija. Žmonės jau nelaukia paskutinės minutės pasiūlymų, o iš anksto planuoja atostogas. Tai garantija, kad keliautojai apsistos tame viešbutyje, kuriame ir pageidauja, be to planuojant kelionę iš anksto galima sutaupyti pinigų. Vis populiaresnės tampa kelionės ir į egzotiškas šalis. Lietuvių nuotraukų albumuose dažniau galima aptikti kelionių įspūdžių iš tokių šalių kaip Iranas, Izraelis, Kinija, Tailandas ar Pietų Amerika. Netikėtas atradimas buvo kelionės į Iraną. Todėl, kad tai yra tokia šalis mažai dar žinoma, mažai kas tenai buvo. Mes jau turime tam tikrą patirtį, keletą grupių su mūsų kelionių vadovės išvažiavo. Tai žmonėm, kurie jau daug ką matė, tai buvo tam tikras atradimas, kažkas netikėto, naujos kultūros, šalis, kuri yra uždaryta ir nėra taip lengva tenai nuvažiuoti, tai buvo iš tikrųjų galimybę su mūsų grupe atrasti kažką naujo. Pastebime naują tendenciją, kad turistų iš Lietuvos Kinijoje kasmet apsilanko vis daugiau. Šiuo metu lankomiausios vietos yra sostinė Pekinas, aišku, visiems žinoma Kinijos siena. Daug turistų dėmesio sulaukia ir istorinė Kinijos sostinė Sianas, bei šiuolaikinis finansinis centras Šanchajus, taip pat Kinijos kurortai. Iš pradžių, kai buvo, tai buvo kažkokia tai tokia baimė, o dabar tai lietuvių visur galima rasti. Ir Afrikoje, ir Azijoje, ir visose pasaulio dalyse, net atkampiausiuose Filipinuose. Ir nemažai lietuvių net gyvena tenai. Pagrindinės kryptis kelionių tebelieka tos pačios, pagrindinės Europa. Europa, va dabar ėjo žmonės šitoj mugėj, tai pastoviai prašė į Italiją, į Ispaniją, kuo daugiau informacijos, Graikija, Kipras, Majorka, Tenerifė. Tai tos pačios, o Pietų Amerika irgi beje populiarėja, bet kadangi ten dar kaina gana didelė, kažkur apie 12 000 kelionė, tai bet matosi, kad šitoj mugėj, kad atsigauna keliavimas ir kad kai praeitai mugėj buvo iš vis štilis, tai šiais metais paaktyvėjimas tikrai jaučiasi. Turizmo laisvalaikio ir sporto parodoje šiemet buvo galima ne tik pasižvalgyti po užsienio šalių stendus, bet ir geromis sąlygomis įsigyti pačių kelionių. Tokiomis galimybėmis pasinaudojo daugelis parodos lankytojų. 14 metai vėlgi yra labai daug keliautojų tipų. Žmonės, kurie mėgsta keliauti organizuotai, renkasi paketus, tiesioginius skrydžius iš Lietuvos, viešbutis su pervežimais, su visu aptarnavimu. Tai tokių kelionių mėgėjams mes siūlysime labai daug
krypčių. Aišku, mano minėta Turkija, jinai išlieka, nieko nepadarysi, tai yra šalis, kuri niekada neatsibosta. Ir yra Bulgarija, sezono naujiena yra kelionės į Tunisą. Novaturas, mūsų vienas iš kelionių partnerių, kelionių organizatorių, pradeda vykdyti skrydžius į Tunisą. Yra Kroatija, yra Graikijos salos, yra Italija. Ten žmonės, aišku, labai Portugalija, Ispanija mielai važiuos ir toliau. Dar mes manome, kad 14 metais labai bus populiaru vykti į kruizus įvairiausius. Ir mūsų patirtis šioje parodoje yra tai, kad šią kelionės rūšį žmonės atranda ir jį populiarėja ir auga. Ilsėsis lietuviai ir Lietuvos ir Latvijos kurortuose. Tie, kurie artimiausiu metu neplanuoja keliauti į tolimus kraštus arba kuriems labiau prie širdies pažintinės kelionės, parodoje irgi galėjo rasti viliojamų pasiūlymų. Sporto ir istorinio turizmo gerbėjai turėtų pagalvoti apie kelionę į Baltarusiją, kuri šiais metais siūlo turtingą programą ją aplankysiantiems svečiams. Šiais metais norime pristatyti platų Baltarusijos turizmo paslaugų spektrą. Visų pirma, tai mūsų pilys. Myro pilis, Nesvyžiaus pilies kompleksas. Taip pat Dudutki liaudės buities muziejus ir kitos turistų lankytinos vietos, su kuriomis galima susipažinti Baltarusijos stende. 2014 Baltarusijoje paskelbti sportinio turizmo metais. Tai tiesiogiai susijęs su ledo ritulio čempionatu, kuris vyks mūsų šalyje jau gegužės mėnesį. Antroji metų pusė bus įdomi istorinio karinio turizmo gerbėjams, nes bus minimos 100-osios Pirmojo pasaulinio karo metinės ir 70-osios Antrojo pasaulinio karo. Visus vasarą pasiliksiančius Lietuvoje tradiciškai kvies dainų šventė. Kalendoriuose turėtume pasižymėti birželio pabaigą ir Liepos pradžią, kada Kaune ir Vilniuje skambės dainos kviesiančios pasinerti į šokių sūkurį. Programa yra labai įvairi, labai didelė ir numatoma apie 40 000 dalyvių ir užsienio lietuvių kolektyvai iš 14 šalių. Tai dabar vyksta pasiruošimo darbai, čia dalyvaus ir šokio ansambliai, ir folkloro ansambliai, ir chorai, ir susidomėjimas per šias dienas buvo labai didelis. Taigi nesvarbu, kur šiemet leisite savo atostogas. Ar jos bus trumpas pasivaikščiojimas Eliziejaus laukais, ar pažintis su Atlanto vandenynu, kelionė kruiziniu laivu ar dviračiais Lietuvos ir kaimyninių šalių takais. Visa, kas praplečia mūsų akiratį ir leidžia pailsėti nuo kasdienybės, yra puiku. O keliauti gali visi, nes pasaulis be sienų. Svarbiausia žengti pirmą žingsnį jo atradimo link. Tad sėkmės jums atrandant, tyrinėjant ir keliaujant.